Ir pakviesime pranešimui docentą daktarą Dominiką Burbą, Vytauto Didžiojo universitetas. Pranešimo tema - paskutinio Lietuvos didžiojo maršalo Liudviko Skumino Tiškevičiaus laikysena Rusijos imperijos atžvilgių. Pasipriešinimas, lojalumas, prisitaikymas. Lenkų kalba nebekartoju, nes turim puikų vertimą, tai prašau, Dominikai. Gerai, vertinant tokį politiką, kaip paskutinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didysis maršalas Liudvikas Skuminas Tiškevičius, būtina suvokti jo gyvenamos epochos kontekstą. Nelengvus pasirinkimus, kuriuos teko daryti daugumai LDK elito atstovų padalinimų epochoje. Juk, pavyzdžiui, Simonas Kasakovskis Baro konfederacijos metu buvo vienas iš aktyviausių kovotojų prieš Rusijos įtaką, o vėliau tapo ištikimu jos politikos vykdytojų. Arba, pavyzdžiui, Jokūbas Jasinskis, kuris prisiekė Targovicos konfederaciją, vėliau tapo sukilimo Lietuvoje vadu. O sukilėlių Lietuvos tautinėje aukščiausioje taryboje posėdžiavęs Martynas Počobutas 1795 metais jau tarėsi dėl švietimo reikalų su Nikolajumi Repninu ir po padalinimų išsaugojo universiteto rektoriaus postą. Tad vienas kitas faktas negali lemti bendro istorinio vertinimo verdikto. Visų pirma, kas yra lojalumas? Paaiškinimai, kuriuos galima rasti informacinėje literatūroje, leidžia šią savoką vartoti gana plačiai. Jei lojalumas yra ištikimybė, paklusnumas kažkokiam politiniam dariniui, tai čia klausimų nekiltų. Liudvikas Skuminas Tiškevičius LDK laikais buvo daugiau prorusiškos orientacijos politikas, ištikimas naujai krašto valdžiai jis buvo ir po trečiojo padalinimo. Bet jei lojalumą vertintumėme kaip savęs susiejimas su, pavyzdžiui, politinė formuotė, tai šiuo atveju atsakymas būtų labai komplikuotas. Šį ir kitus klausimus, pavyzdžiui, Liudviko Tiškevičiaus santykius su imperijos pareigūnais bei amžininkų vertinimus spręsti ir siekiama šiame pranešime. Iš pat pradžių būtina paminėti šaltinių situaciją. Nors šios asmens laiškų bei kitų šaltinių išliko dideli kompleksai, tačiau žinių apie lojalumo Rusijos imperijai pasireiškimą yra minimaliai ir tai sunkina tyrimą, ką minėjo ir prieš tai buvęs prelegentas. Bet kuriuo atveju pradėti norėtųsi nuo to, kad apie ankstyvąjį šio pranešimo herojaus veiklą medžiagos nedaug ir suprantant, kad būdamas nuolatinės tarybos nariu, jis vykdė palankų Rusijos imperijos pasiuntinio užduočių vykdytojo vaidmenį, stabdydamas kariuomenės reformas. Visgi pagrindinis dėmesys pranešimo metu bus koncentruotas į didžiųjų permainų epochą, pradedant abiejų tautų respublikos karus su Rusijos imperija 1792 metais, kai jis buvo LDK iždininku. Taigi, kokie jo veiksmai buvo tuo metu? Liudvikas Skuminas Tiškevičius, kaip iždininkas ir iždo komisijos atstovas, pasirašė įsakymus dėl dezertyrų, kad jie nebūtų priiminėjami laivus plaukiančius į užsienį ir mokesčių pakelimo. Tačiau abiejų tautų respublikos kariuomeniai pralaimėjus, netrukus su kitais valstybės elito atstovais jau paragino karalių pereiti į konfederacijos pusę. Tada per Gardino Seimą ir įvyko žymusis jo konfliktas su Rusijos imperijos pasiuntiniu Jakovu Siversu. Bet dvarų sekvestras, kuris jam buvo uždėtas, buvo laikinas, o vėliau Skuminas Tiškevičius buvo ir apdovanotas Rusijos imperijos pasiuntinio briliantais, inkrustuota tabakine su imperatorės portretu. Jam suteikta didžiojo Lietuvos maršalo pareigybė. Savo dienoraštyje pats Siversas apie Liudviką Tiškevičių atsiliepė teigiamai, minėjo, kad jis skaitė viešai nepatenkintų bajorų laiškus, nes norėjo įteikti visuomeniai. 1794 metų sukilimo metu grafas gyveno Varšuvoje,
Bet iš jo dvarų balandžio ir rugpjūčio mėnesiai sukilėlių kariuomeniai buvo tiekiami maisto produktai. Jautiena, aviena, lašiniai, riebalai, miltai, duona, džiūvėsiai, įvairių rūšių grūdai, žirniai, grikiai, miežiai, rugiai ir kiti. Degtinė, druska, pašaras arkliams, šienas, avižas. Taip pat pilietis Tiškevičius, obyvatel Tiškevič, turėjo teikti kitus kariuomeniai reikalingus daiktus. Anglis, klumpės, vežimus su arkliais. Beje, nuo amžininko Lenkijos politiko Antano Trembickio atsiminimų Liudvikas Skuminas Tiškevičius Varšuvoje buvo raginamas tapti vienu iš sukilėlių vadų, tačiau negalėjusiai skirti su savo 20 000 auksinių dukatų dėžute ir karo veiksmuose nedalyvavo. Pralaimėjus sukilimui, Tiškevičius grįžo į LDK. 1795 metais vasario memoristas Mykolas Zaleskis aprašė savo apsilankymą pas grafą ir iš jo išgirstą pasakojimą, esą sukurta vadinamųjų hugonistų sekta, kuriai vadovavo Hugas Kolantajus, kurie rengėsi suorganizuoti revoliuciją, nužudyti Stanislavą Augustą, Poniatovskį ir Tadą Kostiušką. Aišku, iškart kyla atsiminimų patikimumo klausimas. Bet matyt, Tiškevičius tuo metu jau bandė save ir kitus įtikinti, kad siaučiant revoliuciniams sąmokslams bendradarbiavimas su Rusijos imperija yra pateisinamas politinis žingsnis. Skuminas Tiškevičius tapo LDK didikų delegacijos, faktiškai legitimavusios valstybės prijungimą prie Rusijos imperiją vadovu. Prieš keliaujant į Sankt Peterburgą buvo gauta Repnino rekomendacija Jekaterinai II. Esą šis asmuo neprisidėjo prie maišto, buvo persekiojamas sukilėlių už 1793 metų traktatų pasirašymą. Bet ji buvo standartinė, tekstai skirti kitiems dalyviams buvo dažnai išsamesni ir labiau pabrėžintis nepalankumo sukilimui. Sankt Peterburgo, anot Jono Nepomuko Kosakovskio liudijimo, tekstą, kuris iš pradžių buvo žymiai švelnesnis, Liudvikas Skuminas Tiškevičius prieš imperatorę perskaitė sutrumpintą su visais pataisimais, kuriuos nurodė jam imperijos generalinis prokuroras Nikolajus Samoilovas. Taigi nuomonę priklausomai nuo aplinkybių aristokratas keisdavo gana greitai. Po 1795 metų grafo gyvenimas tapo ramesnis. Jis tapo pirmuoju Lietuvos gubernijos bajorų maršalų, istoriografijos teiginimu nerinktas, o tiesiog paskirtas į šias pareigas. Apie jo veiklą nėra daug žinoma, jis toliau kaupė savo turtus. Jis tapo vienu iš Dominyko Radvilos globotojų, bet nebuvo patenkintas savo ekonominę padėtimi. Kaip kadaise ieškodavo užtarimo pas Stanislavą Augustą Poniatovskį, dabar ėmė jos ieškoti pas naujuosius krašto šeimininkus. Nepatenkintas dėl Lietuvos gubernijos ribų komisijos teismo sprendimo byloje su Vilniaus vėliavininku Ignotu Lachnickiu dėl Gėjonių valdų ribų 1798 metais jis kreipėsi į imperatorių Pavlą, siekdamas, kad ši byla būtų sprendžiama Lietuvos dvaro teismo rūmuose. 18 amžiaus pabaigoje dėl Užnerio teismo sprendimo, kuris jo nepatenkino, didikas kreipėsi pagalbos lenkų kalba laiške į Lietuvos gubernatorių Jakovą Bulgakovą. 1797 metais, kai generalgubernatorius Nikolajus Repninas vyko organizuoti imperatoriaus Pavlo I vizitą po Lietuvos žemės, valdininkas užklausė Skumino Tiškevičiaus, kodėl šis nesudaręs delegacijos ir neliko patenkintas jo atsakymu. Bet atrodo, kad jei šis konfliktas ir vyko, nes čia vėlgi yra atsiminimų informacija, vargu ar jo pagrindinė priežastis buvo nelojalumas. Istoriografijoje priimta memuarų informacija pateikti pačią pirmą, bet šį kartą bus padaryta išimtis, jau žinant faktus. Pasak jo dukters Onos Patočkos atsiminimų, Liudvikas Skuminas Tiškevičius nekentė Targovicos konfederacijos, o kai į Sankt Peterburgą atvyko delegacija išsaugoti Lietuvos statutą, drąsiai atsakinėjo imperatoriui į akis ir už tai jo valdoms buvo panaikintas sekvestras, o taip pat gavo dovanų smaragdais išpuoštą laikrodį.
Apie vėlesnius laikus jį rašė, kad jis gyveno Garodnoje, o atvykus į Vilnių valdininkai jį sutikdavo su pasibjaurėjimu. Kai to išvengtų, jis net etiketų vizitų nerengdavo. Tuometinis Vilniaus gubernatorius Beniksenas savo žvilgsniu jį apdovanodavo ir dažnai jį aplankydavo. Vargu ar šis artimo žmogaus atsiminimas buvo objektyvus. O štai kito autoriaus Mikalojos Malinovskio teigimu, tai buvo vienas iš tų buvusių LDK pareigūnų, kuris Nikolajui Repninui buvo žinomas kaip išmintingas valdininkas, neprieštaravęs prieš rusišką perspektyvą, pavyzdingas krašto šeimininkas, kuris pasižymėjo sąžiningumu, gyvų garbės supratimu, kaip geriausias kaimynas ir bendrapilietis. Jis neleido dykinėjimo ir tuščio liūdesio, apsaugo krašto nuo žlugimo, bet norėdamas toliau tarnauti bendrapiliečiams, priėmė Vilniaus gubernijos maršalo pareigybę, kurią Rusijos valdžia leido palikti vietinių rankose. Tai irgi keliantis pamastymų vertinimas. Ir pabaigai galima būtų paminėti apie grafų privatų gyvenimą. Didiko sąskaitoje ir laiškuose nedaug žinių, kad jis naudotų, pavyzdžiui, rusišką produkciją. 1794-97 metų Liudviko Skumino Tiškevičiaus sąskaitose paminėtas rusiškas, maskvietiškas muilas, bet tai buvo daugiau išimtis. Dauguma prekių jo buityje ar virtuvėje buvo vietinės arba vakarietiškos kilmės. Tai nenuostabu, vargu ar kitaip buvo aplinkinėse šalise, netgi pačioje Rusijos imperijos aristokratų aplinkoje, aišku, suprantant, kad prekės ten, aišku, jau buvo vietinės taip pat, bet vakarietiškos taip pat vyravo. Beje, Liudviko Skumino Tiškevičiaus laidotuvėse nebuvo jokių asmens lojalumo Rusijos imperijai požymių, jei neminėtume kareivių, kurie budėjo prie jo karsto. Medžio drožėjas pagamino Etmono buožę, maršalkos lazdą, iždininko raktą, LDK, o ne naujos valdžios simbolius. Pranešimo pabaigoje privalu konstatuoti, kad faktų temai atskleisti buvo surasta gana mažai, palyginus su, pavyzdžiui, šio asmens lojalumu Stanislovui Augustui Poniatovskio atveju. Greičiausiai Liudviko Skumino Tiškevičiaus pozicija buvo gana panaši daugelio to meto reformų priešininkų sparno nuostatas. Jie neturėjo priežasčių iš esmės džiaugtis nauja padėtimi, jie patyrė materialinių nuostolių, nes susikomplikavo valdų, ypač likusių Prūsijos ir Austrijos teritorijose, padėtis. O svetimos kariuomenės išlaikymas dvaruose taip pat kainavo. Buvo ir reputacijos klausimas. Kiek šie žmonės buvo pasmerkti visuomenės, sudėtinga ateityje spręstina problema. O be to, ypatingai po gan greitai įvykusio imperinės politikos pasikeitimo, paaiškėjo, kad buvę sukilėliai ar emigrantai, o ir šiaip jaunesniosios kartos atstovai sugebėjo pasinaudoti geresnėmis karjeros galimybėmis imperijoje. Tiesa, konservatyvūs aristokratai nepatyrė finansinio kracho, tačiau vargu ar galėjo ilgai džiaugtis išsaugotais turtais, nes iš jų tik vienas kitas sulaukė, pavyzdžiui, 1812 metų. Vienas tokių buvo Žemaičių delegacijos narys, vėlesnis vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis, pasižymėjęs kaip Napoleono ir netgi 1830-31 metų sukilimo palaikytojas. Taigi kalbėti apie kažkokį Liudviko Skumino Tiškevičiaus susisiejimą savęs su Rusijos imperija sudėtinga. Jis buvo ir liko vietinis lojalistas, daugiausiai rūpinėsi savo turtais, o visuotinės lietuvių enciklopedijos informacija apie šio veikėjo karjerą Sankt Peterburge galima laikyti nesusipratimu. Dėkui. Dėkojame Dominikui už naujas įžvalgas ir sutaupytą laiką. Sekančiam pranešimai kviečiame profesorę habilituotą daktarą Janiną Kaminską, Varšuvos universitetas. Pranešimo tema kunigas Mykolas Pranciškus Karpavičius, tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyriausiosios mokyklos profesoriaus ir dvasininkų pareigų. Proszę bardzo.
Dar kartą norėčiau visus nuoširdžiai su visais pasisveikinti. Labai ačiū organizatoriams už tai, kad pakvietėte mane į šią konferenciją. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad profesorė Ramūnė kartu su komanda vis naujas rytis nubrėžia, kurios provokuoja reflektuoti ties įvairiais laikotarpiais LDK 18 amžiuje. Ir manau, kad ši tema nėra lengva. Lojalumas, paklusnumas. Gana gerai turėjau pagalvoti, ką galėčiau papasakoti, ką galėčiau paruošti, juk paprastai norime turėti tokias temas tikslias, ar ne, kad glorifikuotume įvairius asmenis 18 amžiaus. Tai, ką padarė gerai, ar kokie buvo jų nuopelnai. Ir tai iš ties praturtina bibliografija istoriją LDK. Mano tyrimai sutelkti ties Vilniaus universitetu ir mokyklomis Lietuvoje, Tautinės edukacinės komisijos laikotarpiu ir po trečio padalijimo iki 1983 metų. Na ir galvojau, kokia tema tiktų. Nusprendžiau, kad gera iliustracija būtų vyskupo Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus asmuo. Žinios apie Karpavičių yra gana gerai žinomos. Daug publikacijų, apybraižų išleista ir pas mus Lenkijoje, ir daug tyrėjų Lietuvoje tyrinėja Karpavičiaus veiklą. Taip pat žinome, kad Karpavičius pagarsėjo visų pirma kaip pamokslininkas. Jis buvo labai geras kalbėtojas, mielai klausomas. Savo pamokslus sakydavo įvairiausiomis progomis. Taigi apie tas tyrimus nepasakosime, nes iš tikrųjų jie bus išspausdinti, bet labai trumpai pristatysiu tik tai jo biografiją. Ir vėliau norėčiau truputėlį pabrėžti jo nuopelnus universitete. Nors, kaip pasirodo, tai buvo darbas ne vien universitete. Karpavičius gimė Kamienis Litevski vietovėje. Tai buvo Bresto vaivadija, gimė smulkių miestiečių šeimoje, smulkiųjų bajorų šeimoje. Kai buvo įprasta, pradėjo mokslus namuose. Tas elementarusis lygis švietimo, jis buvo namuose, o vėliau buvo išsiųstas tėvų į Brestą, į jėzuitų kolegiją. Tai buvo mokykla gana gero mokymo lygio, humanitariniai mokslai, taip pat ir trumpas filosofijos kursas ir teologijos kursas buvo dėstomas. Taigi, galima daryti prielaidą, kad buvo gana gerai paruoštas tolimesniam studijom. Jėzuitų kolegija tai buvo vidurinis tas mokymas, tačiau tai buvo taip pat ir filosofijos tam tikras lygis, kuris anuo metu buvo labai svarbus švietimo lygis, mokymo lygis. Ir kas keista, Karpavičius netęsė mokslų pas jėzuitus. Jisai įstojo į misionierių
kongregacija, Švento Vincento Pauliečio misionierių kunigų kongregacija Varšuvoje. Ir jau tada jisai kaip jaunas vaikinas jau išsiskyrė, pasižymėjo kaip puikus kalbėtojas. Jisai sakė pamokslus jau anuomet ir ką galima užskaityti, kaip labai didelį nobilitaciją, jisai skaitė pamokslus jau Švento Kryžiaus bažnyčioje. Taip pat kolegijate Švento Jono. Tai buvo labai išties ryškus įvertinimas Varšuvoje. Misionierių kongregacija Varšuvos jį išsiuntė į Karpovičių į Krokuvą. Misionierių seminariją vienuolyną, jis ten buvo gana trumpai, 1771-72 metų sandūroje. Ir toje pačioje seminarijoje jau dėstė teologiją. Tačiau Krokuvoje buvimas buvo tiek svarbus, kad jisai turėjo galimybę susipažinti, užmėgsti ryšius su žmonėmis iš pasaulio, ar ne? Krokuvos universiteto buvo, tai Krokuvą atvykdavo jauni žmonės kaip studentai iš įvairių vakarų Europos šalių, taip pat profesoriai. Taigi tai buvo tikrai svarbus, nors ir trumpas laikotarpis jo gyvenime. Čia jis taip pat galėjo naudotis prelato Kazimiero Ostrovskio knygų kolekcija. Taigi taip pat tas prieinamumas literatūros buvo labai svarbus. Kaip minėjau, tai buvo trumpas tas laikotarpis, tik tai metų, ir 1772 metais, tai yra pirmų padalijimų metai, jisai grįžo į LDK ir diecezinėje seminarijoje prie Švento Kazimiero bažnyčios dirbo dėstytojų, dėstė teologiją ir istoriją, bažnyčios teologiją ir istoriją. 1774 metais Karpavičius nusprendžia palikti kongregaciją. Jisai tapo dieceziniu kunigu. Kaip išskirtinis pamokslininkas jis patraukė vyskupo Masalskio dėmesį. Vyskupas Masalskis labai susidomėjo juo, jo veikla kaip pamokslininko ir nusprendė, kad jis bus geras valdytojas parapijos. Pirmiausiai Prienų. Jis gavo Prienų parapiją 1774 metais, o vėliau po poros metų Gražiškius. Tai buvo dvi parapijos maždaug 100 kilometrų atstumu viena nuo kitos. Anuomet 18 amžiuje tai buvo gana didelis atstumas. Tačiau reikia prisiminti taip pat, kad tai truputėlį susisės su referatu daktaro Jono Bulako, kuris kalbėjo apie ganytojišką darbą parapijose, taigi reikia suvokti, kad ir Prienai, ir Gražiškiai buvo vietovės priklausiusios, kuriams priklausė dar kitos vietovės, ir Karpovičius turėjo visą tą parapiją kažkaip aptarnauti. Tai iš ties turėjo būti didelis iššūkis. Kalbant apie biografinės dar detalės, tai Karpovičius kilo karjeros laiptais kaip dvasininkas. 76 metais tapo Smolensko arkidiakonu, o netrukus po to Stanislavas Augustas Poniatovskis apdovanojo jį Merentibus medaliu, taigi įvertino jo tą pamokslininko darbą ir tą perduodamą žinią, kaip jis ją perduodavo tikintiesiems. 1792 metais jis gavo dar vieną apdovanojimą, Švento Stanislavo ordiną, ir netgi Stanislavas Augustas Poniatovskis jį pavadino mūsų laikų puošmena. Jis labai vertino Karpavičių už jo
tą ganytojišką darbą ir pamokslininko žinoma darbą. 1783 metais Tautinė edukacinė komisija, kaip žinote, jau veikė kurį laiką ir nusprendė įdarbinti Karpavičių vyriausioje mokykloje LDK. Jam patikėta teologijos katedra, dogminės teologijos katedra, dogmatinės teologijos, atsiprašau. Universitete jis dėstė iki 1794 metų. O vėlesni laikai tai jau laikai po Lenkijos karalystės žlugimo, tačiau reikia pabrėžti, kad 1794 metais Vilhelmas II, karalius Friedrichas Vilhelmas II jam suteikė Vygrių parapiją, o vyskupu buvo pašventintas 1800 metais. Tai tiek trumpai apie jo gyvenimą. Manau, kad lengva pastebėti, kad Karpavičiaus gyvenimas buvo toksai, tikėjo dviem vėžėmis. Viena vertus jis buvo dvasininkas, pamokslininkas, kita vertus buvo mokslininkas. Kaip pamokslininkas, tai jo tie pamokslai, kalbos ir pamokslai dažniausiai būdavo spausdinami. Sulaukdavo labai daug pakartojimų. Čia jums rodau pamokslus, kurie buvo išleisti jau po jo mirties 1807 metais, nes pasirodė, kad turinys jo pamokslų buvo pralenkė laikus. Tai čia norėčiau į tai atkreipti jūsų dėmesį. Žinoma, pamokslai iki šiandienos kelia susidomėjimą, literatūros istorikų yra tyrinėjami. Ši literatūra išties yra labai turtinga. Taigi, čia trumpa biografinė santrauka rodo tikrai iškilų žmogų, nusipelniusį žmogų, atsidavusį pastoraciniam, moksliniam darbui. O kaip su lojalumu ir paklusnumu Karpavičiaus. Kaip išspręsti čia šitą, kaip apžvelgti jo veiklą šituo aspektu. Leisiu savo priminti trumpą apibrėžimą lojalumo, kuri duodama lenkų kalbos žodyne. Taigi, lenkų kalbos žodyne teigiama, kad lojalumas tai požiūris, elgesys laikantis įstatymų, dorumas, teisėtumas, lojalumas valstybei. Paklusnumas tuo tarpu tai paklusimas kažkieno valiai, kažkieno įsakymų vykdymas, kažko klausimas, drausmė, pavaldumas. Taigi, rizikuočiau teigti, kad Karpavičiui buvo būdingos abi šios nuostatos. Paklustumas netgi buvo jo kaip gyvenimo pasirinkimo, kaip vienuolio misionieriaus, kuris davė skurdo, skaistybės ir paklusnumo įžadus gyvenimo pasirinkimo dalis. Ketvirtasis misionierių įžadas yra ištverti, gyventi organizacijoje, kad skelbtų evangeliją vargšams. Kaip paaiškėjo, Karpavičius neištvėrė organizacijoje, ordine. Greičiausiai, nežinome tiksliai, bet greičiausiai galima teikti, daryti prielaidą, kad savo elgesiu jisai pažeidė paklusnumą ir priešinosi ordino tvarkai. Greičiausiai tai galėjo tapti pasitraukimo iš ordino priežastimi. Taigi,
jausdamas atsakomybę už savo įžadus, norėdamas likti ištikimas, lojalus, jis pasitraukė iš ordino. Tačiau dvasininko gyvenimo jis neatsisakė. Jisai liko pamokslininkas ir parapijos kunigas Prienuose ir Gražiškiuose. Kai jis perėmė katedrą LDK vyriausioje komisijoje, jis jau buvo Smolensko arkidiakonas. Taigi, kaip derino savo pastoracinės pareigas ir profesoriaus pareigas universitete. Kaip profesorius jis privalėjo rengti mokymo programą, skelbti visokias kalbas, skaityti paskaitas, dalyvauti profesorių susitikimuose, iškilmėse. Taip kaip šiandien. Profesoriai panašus įsipareigojimai būdavo akademinio darbo. Ir kaip atlikti visas tas pareigas. Dar norėčiau parodyti tokius asmenys, kurie turėjo daug įtakos Karpovičiui, buvo jam svarbus. Taip kaip sakiau, vyskupas Vilniaus, kuris jam skyrė klebonijas, taip pat karalius Stanislavas Augustas Poniatovskis ir Prūsijos karalius Friedrichas Vilhelmas II, kuris jį paskyrė valdytoju Vygruose. Kalbant apie darbą universitete, 1783 metai, kai jis pradėjo dirbti universitete, buvo išskirtiniai, reikšmingi metai. Tai jau ta minėta 10-osios metinės tautinės edukacinės komisijos, tačiau ne tai net buvo svarbiausia. Svarbiausia buvo pergalės Vienos mūšyje sukaktis. Tai buvo labai svarbi sukaktis, nes šios sukakties pažymėjimas buvo pavyzdys, Lenkų galimybių pavyzdys, tikėjimas pergalė, viltis, kad Lenkai gali būti laisva šalis. Čia jau po pirmo padalijimo laikai, kuris buvo didelis smūgis visiems. Taigi pamokslas, kurį Karpavičius per iškilmes jubiliejinės pasakė, ir 100-mečio sukaktį Vienos mūšio, buvo labai svarbus žodžiai, kuriuos jisai pasakė vyriausioje mokykloje. Tai taip pat reikėtų pasakyti, kad tai buvo inauguracinė kalba Karpavičiaus, nes tai buvo jo darbo akademijoje pradžia. Čia rodo jums fragmentus iš tos kalbos. Tai buvo kalba svarbi dar dėl to, kad buvo, be to, kad jinai buvo skirta profesoriams universiteto, bet taip pat visų pirma akademiniam jaunimui skirta. Jis minėjo tą garsią pergalę Lenko karaliaus nuopelnus, kaip sakė kalboje. Ir šios pergalės priminimu siekė sužadinti patriotinius jausmus. Ir sakė, kad tai yra viltis šitose galimybėse, iš tos jaunosios kartos. Karpavičiaus kalbos buvo labai svarbios, įtaigios ir labai paprastos suprasti. Jos nebuvo kažkokios įsivaizduojamos, kažkokios labai sudėtingos, buvo parašytos paprasta kalba. Situacija susijusi su Vienos metinėmis sukaktimi buvo viena pusė 1783 metų, o kita vertus buvo dar ir antra proga 1783 metais buvo tautinės edukacinės komisijos nuostatų paskelbimo metai.
Tai labai svarbus dokumentas, išleistas po 10 metų nuo Tautinės edukacinės komisijos veiklos pradžios. Kairėje matote rankraštį nuostatų. Daug braukimų, nes darbas tomis nuostatomis buvo labai ilgas. Tai nebuvo taip, kad tiesiog buvo parašyta, spausdiname ir viskas. Iš pradžių buvo labai daug giliai apmastyta, 2 metus tikrinta ir tik po to išleista kaip nuostatos. Antroje dalyje nuostatų buvo kalbama apie pagrindinės mokyklas, taigi Karpavičiaus darbo vietą. Buvo toksai įrašas, kad kolegijose bus tvarka mokslų. Tai buvo svarbi užduotis kolegijoms, tačiau ir kiekvienam profesoriui. Kad jie buvo įpareigoti prieš atostogas, geriausia gegužę ar birželį, kiekvienas profesorius turėjo įpareigotas prospektą padaryti savo paskaitų akademiniams metams. Anuomet rektorius buvo Marčinas Počobutas ir šie tekstai, prospektai vėliau būdavo spausdinami. Būdavo viešai prieinami. Čia kaip tik galite tą prospektą matyti. Kiekvienais metais jis būdavo leidžiamas. 1781 metais, nuo pirmų metų visą laiką būdavo leidžiamas. Počobutas labai rūpinosi tuo, kad jie būdavo spausdinami sistemiškai ir tinkamu laiku. Tačiau, taigi, Karpavičius turėjo labai daug problemų, kad vykdytų šias pareigas. Pareigos, kaip turbūt įtarėte, dažniausiai būdavo jo pareigos parapijose, vadovavimas parapijoms, tai nebuvo paprasta. Tačiau jisai apie savo tuos vėlavimus labai lojaliai, nuoširdžiai informuodavo Počobutą. Čia Karpavičius lojaliai įspėdavo Počobutą ir ta korespondencija su Počobutu, tiksliau Karpavičius su Počobutu buvo gana plati. Bibliotekoje Vilniaus universiteto turime rankraščius ir praktiškai kiekviename laiške Karpavičius aiškinasi, kodėl vėluoja. Čia norėčiau vieną iš laiškų jums parodyti. Taigi Počobutas greičiausiai supykęs parašė, kad jeigu profesorius nesiūs savo prospekto, tai bus išspausdinta tik jo pavardė ir balta vieta. Ir tokio prospekto jisai neišspausdins. Karpavičius į tai atsakė, čia jūs matote, kad nei juodai, nei baltai, nei prospekte, nei kitur nerašyti. Tie prospektus jisai siuntė vėluodamas. Tai prospektas vienas dalykas, kitas dalykas tai paskaitos. Profesorius praleidinėdavo paskaitas po atostogų ar po įvairių pertraukų, kokios būdavo, beveik niekada neatvykdavo laiku. Bet to, kad jisai teisindavosi ir tuo, kad sirgdavo ir taip pat jausdamas atsakingas, jausdamas pareigą,
dėl mokslo plėtros, dėl universiteto stovio. Ir taip pat 1789 metais paprašė rektorių Počobutą ir edukacinės komisiją skirti viceprofesorių. Taigi reikėtų tai pripažinti kaip tokį atsakingą žingsnį, kad tos paskaitos vyktų. Savo paskaitose Karpavičius nagrinėdavo 4 grupės tokias pagrindinės: istoriją teologijos, teologijos ryšį su filosofija, apie teologijos įtaką moraliniams nuostatoms ir analizuodavo teologinius traktatus. Karpavičiaus paskaitos nebuvo labai populiarios. Paprastai nedaug būdavo studentų jų klausančių. Kita vertus labai nedaug medžiagos šaltinių apie studentus. Studentų albumų trūkumas. Tie albumai ne visi yra išlikę. Karpavičiaus darbas universitete buvo nutrauktas politinių įvykių. Po 3 padalijimo kilo Kosciuškos sukilimas. Ir kai kurie profesoriai išreiškė solidarumą, solidarizavosi su sukilėliais ir dalyvavo insurekcijoje Kosciuškos. Ir Karpavičius buvo vienas iš nedaugelio pasirašęs Lietuvių tautos steigimo aktą. Čia yra jo pavardė. Taip pat jį pasirašė rektorius Počobutas paramą sukilimui. Čia turbūt atkreipiant dėmesį į programą, kurią mes gavome prieš konferenciją. Mes turime šitą versiją lietuvišką. Ir šitoje versijoje yra taip pat pavardė Karpavičiaus. Taigi, tai irgi toksai atdavimas ir paklusnumas šaliai. Įsitraukimas Karpavičiaus sukilimo reikalus neabejotinai buvo ženklas lojalumo Žečpospolitai, abiejų tautų respublikai. Jis taip patriotinius jausmus išreiškė, kuriuos skiepė ir savo pamoksluose. Jo pamokslai buvo svarbus visuomeniai, skatino paremti Kosciuškos insurekciją ir to išraiška, to paskatinimo buvo taip pat išspausdinimas vieno iš pamokslų lietuviškai. Yra toksai pamokslas ir žemesnius sluoksnius, mažesnius visuomenės sluoksnius pasiekė. Tas atsivėrimas Karpavičiaus išoriniam pasauliu už universiteto neabejotinai buvo toksai jisai taip siekia populiarizuoti žinias, kam skatino ir universitetas. Taigi tai buvo toks skatinimas, skleidimas žinių. Taigi vertėtų dar kartą priminti lojalumo ar paklusnumo apibrėžimus. Karpavičius, kaip jau minėjau anksčiau, įkūnijo šios abu bruožus, vadovavosi mokyklų teisės taisyklėmis, tai yra nuostatomis, ir klusniai vykdė rektoriaus įsakymus, nors ne visada jo elgesys atitiko valdžios institucijų lūkesčius, tačiau visada jisai elgdavosi ne visą tai, kuriai norėtų būti paklusnus, tai yra caro valdžiai. Labai ačiū. Dziękujemy bardzo za ciekawy, ilustrowany referat. Dėkojame už įdomų pranešimą. Kaip ir pertraukėlė numatyta, bet taupydami laiką tiesiog turėtumėm optimizuotis ir pabandykim tęsti darbą. Jeigu kas kavos, arbatos, prašom
paruošta paimti, grįžti vėl į salę, o mes darbą tęsime. Tai kviečiu tada Ramunę Šmigalskytę-Stukienę, Nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai ir Lietuvos istorijos institutas perskaityti pranešimą Lojalumo regimybė 1794 metų Seimeliui Lietuvoje. Prašau, Ramunė. Taigi, lojalumo regimybė 1794 metų Seimeliui Lietuvoje. Paskutiniaisiais abiejų tautų respublikos gyvavimo metais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės parlamentinėme gyvenime įvyko esminių pokyčių. Kito pavietų seimelių geografija, keitėsi seimelių veiklą reglamentavusi įstatymų bazė, vyko aktyvi kova tarp valstybės valdymo reformų šalininkų ir jų priešininkų. 1792 tų metų pradžioje įgyvendinus naująjį administracinio suskirstimo įstatymą, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje kartu su Livonija greta 26 senųjų pavietų veiklą pradėjo 8 nauji politinio gyvenimo centrai su bajoriškosios savivaldos institucijomis juose seimeliais. 4 metų Seimo priimtas seimelių įstatymas reikšmingai išplėtė šių institucijų funkciją, suteikdamas daugiau galių vietos savivaldoje. Tačiau netrukus įvykęs antrasis padalyjimas ir Gardino Seimas atnešė naujų pokyčių. Dalies teritorijų netekusioje valstybėje vėl keitėsi pavietų vaivadijų ribos, buvo steigiami nauji administraciniai centrai, pradėtos formuoti naujų vaivadijų ir įsteigtų naujų žemių arba pavietų, bajoriškosios savivaldos institucijos. Seimelių veiklą reglamentavę įstatymai yra sulaukę plataus tyrėjų dėmesio ir žinoma, šioje srityje reikšmingus darbus publikavo Ryšat Laševski, Adam Litinski ir Robertas Jurgaitis. Tačiau Gardino Seimo nutarimo įgyvendinimas tiek valstybės administracinio suskirstimo, tiek seimelių veiklos aspektais ir bajorijos nuostatos bei jos laikysena tuo laikotarpiu nuo Gardino Seimo iki sukilimo pradžios iki šiol nebuvo plačiau analizuoti. Ir iš tiesų nėra ištirta, kokia to meto bajorijos visuomenės dalis buvo pasirengusi stoti su ginklu ranklose už valstybės teritorinio vientisumo susigrąžinimą, o kokie buvo linkusi grįžti į sąlyginai ramų gyvenimą Rusijos protektorato sąlygomis, neketinant priešintis. Na ir čia jums ekrane sukasi to meto Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinių veikėjų veidai, čia plačiau nekomentuosiu, tekste teikiamame spaudai tai bus. Taigi, nesigilinant į visus problemos aspektus, šiame pranešime susitelksiu tik į 1794 metų Grabnyčių Seimelio metu išryškėjusias bajorijos nuostatas. Išanalizavus pavietų Seimelio duomenis, bus siekiama atsakyti klausimą, kokios buvo bajorijos pozicijos besikeičiančioje politinėje ir geopolitinėje situacijoje, kaip Seimelių dalyviai priėmė Gardino Seimo nutarimus, įteisinusius antrojo padalijimo faktą. Išanalizavus reliacinius Seimelių duomenis, sieksime įžvelgti, kiek juose buvo priešinimosi esamai situacijai, o kiek lojalumo Rusijos diktatui apraiškų. Tyrimo šaltiniai Seimelių dokumentai ir, žinoma, to meto veikėjų, to meto dalyvių politinio gyvenimo epistolerika. Ypatingai vertinga šiam tyrimui yra Lietuvos kancleriui Kazimiero Konstantinui Pliateriui skirta korespondencija, kurios vaizdus taip pat skaidrėse galėsite matyti. Atsižvelgiant į tai, kad Seimelių veiklai tiesioginės įtakos turėjo tiek naujas administracinis suskirstimas, tiek Gardino Seime priimtas Seimelių įstatymas bei nuolatinės tarybos nutarimai, pirmoje pranešimo dalyje aptarsime Seimelių geografiją ir pristatysime Seimelių veiklą reglamentavusius teisės aktus. Na, o antroje, apžvelgę Seimelio eigą, susitelksime į bajorijos pozicijas ir jos laikysenas. Taigi, šiek tiek apie Seimelių geografiją. Naują padalinimą patyrusi Lietuvos didžioji kunigaikštystė į 1794 metus įžengė turėdama 8 vaivadijas suskirstytas į 24 pavietus. Greta likusių senųjų Vilniaus, Trakų, Žemaitijos, Naugarduko ir Lietuvos Brastos vaivadijų, Gardino Seime buvo įkurtos naujos Merkinės, Breslavos ir Gardino vaivadijos. Naujasis bajorijos politinis gyvenimas susitelkė į naujas žemių sostinės. Tai yra Stvolovičius, Anykščius, Berezą ir Sokulką.
Šį sąrašą papildė ir Vidžiai bei Švenčionis, nors pastarųjų pasirinkimas seimelio vieta buvo nulemtas tik 1794 sausio 10 dienos sausio 21 nuolatinės tarybos nutarimu. Aš čia šiek tiek trumpinu, tai šiek tiek vertėjai informuoju, kad tikrai truputį mažiau to teksto, negu ten yra. Taigi, pastebėsime, kad naujų administracinių centrų pasirinkimą lėmė ne tik teritoriniai praradimai, bet ir konkuruojančių politinių grupuočių noras telkti ir stiprinti savo įtaką. Na ir kaip veikia tas administracinis suskirstimas ir nauji įstatymai seimelio darbo tvarką. 1793 m. Gardinos Seimo seimelių įstatymas proklamavo parlamentinių institucijų funkcionavimo sistemą į ateitį, tikintis, kad susinormalizavus situacijai šalyje bus įgyvendinta jame reglamentuota seimelių rinkimosi tvarka. Kasmet turėjo vykti tribunoliniai ir ūkiniai seimeliai. Kas 4 metai turėjo rinktis prieš seiminiai seimeliai ir seimeliai, kuriuose renkami tvarkos komisijų komisarai, o reliaciniai seimeliai turi vykti pasibaigus Seimui, po artimiausių tribunolinių seimelių. Deputatų į vyriausiąjį tribunolo rinkimas buvo numatytas pirmą pirmadienį po Gramnyčių, prieš seiminiams seimeliams nustatyta susirinkimo data rugpjūčio 16 diena. Atsižvelgiant į teritorinius praradimus ir naują valstybės suskirstimą, 1794 metais pirmąjį pirmadienį po Gramnyčių sušaukti seimeliai turėjo skirtingą darbotvarkę. Nuolatinės tarybos universalas dėl seimelių sušaukimo detalizavo juose spręstinų problemų lauką ir įvedė tam tikrų pakeitimų. Naujai 4 metų kadencijai savo pareigose buvo palikti visi 1792 vasarį išrinkti pareigūnai. Ir vėlgi matome labai testinumą, tai, kas buvo priimta ir padaryta 4 metų Seimo laikotarpiu, sugrąžinama 94-aisiais. Rinkimai pripažįstami 92 metų Gramnyčių seimelių išrinkti asmenys pripažįstami legaliais ir galinčiais dirbti. Na, o panaikintų pavietų teisėjams turintiems posesijos naujuosiuose administraciniuose vienetuose buvo suteikta teisė be rinkimų užimti šių pavietų teisėjų vietas, jei tik jie pageidautų. Taip pat pakartota nuostata, kad teisę dalyvauti rinkimuose turi ir būti išrinktais turi tik posesinė bajorija, tai yra tik tai tie, kurie turi žemės. Nuolatinės tarybos universalas ragino visą bajoriją aktyviai dalyvauti seimelių darbe bei suteikė teisę rinkti pareigūnus už akių. Už akių išrinktas asmuo neturėjo teisės atsisakyti eiti pareigas. Na ir kita vertus dar reikia atkreipdėmėsi, kad universalas suteikia apsaugą ir privilegijų buvusiems konfederatams. Tai jie turėjo būti tokią apsaugą ir pirmumą rinkimuose. Darbas konfederacijoje turėjo būti įvertintas ir pripažintas ir užskaityta kaip tam tikras bonusas renkant juos. Universale taip pat nurodyta organizuojant seimelius remtis naujaisiais administracinio suskirstimo, vyriausiojo tribunolo, žemės teismo ir tvarkos komisijų įstatymais. Taigi visoje Lietuvoje turėjo susirinkti elekciniai bei ūkiniai seimeliai, o tose seimeliuose, į kuriuos atvyks Gardino Seimo pasiuntiniai, turėjo vykti dar ir reliaciniai seimeliai. Na, o seimelio darbas turėjo vykti, laikantis įvestos tvarkos, kurią mes jau matėme ir skaidrėse. Tai privalomas varpų skambėjimas, šventos mišios, seimelio sesija ir žinoma, negalima buvo posėdžiauti ilgiau nei nuo 9 ryto iki 3 valandos po pietų, tik tuo atveju, jei vyksta balsavimas ir jei visi sutinka, galime tęsti. Ir kaip matysime, iš pačios seimelio veiklos, iš tiesų labai buvo preciziškai sekama ir laikomasi visų reglamentų, ypač naujai įsteigtuose seimeliuose, kur tiesiog buvo fiksuojami visi procedūriniai dalykai, jeigu kas ne pagal įstatymo raidę, tai aišku sukeldavo protestus. Ir dar kas yra labai svarbu, kad labai buvo žiūrima žemionių knygos, tai yra
nuosavybės turėjimo konkrečiame paviete žemėje ir žinoma mokesčių sumokėjimo. Tai yra pretenduoti išrinkti galėjo būti tik bajoras, kuris yra sumokėjęs ne mažiau kaip 50 lenkiškųjų aukciono mokesčių. Taigi tokia buvo tvarka ir dar, kas yra labai svarbu, kad per 2 metus kiekvienas naujas pavietas turėjo pasistatyti atitinkamas patalpas savo seimeliams. Taigi, pažvelkime dabar, kaip tie seimeliai realiai vyko ir kas dėjosi Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 1794 metų vasarį. Taigi, ryškiausia priešprieša tarp konfederacijos laikotarpių Lietuvoje įsigalėjusios Kosakovskių grupuotės ir valdovo šalininkų pasireiškė būtent Vilniaus seimelyje, apie kurį bus publikuotas išsamus daktaro Roberto Jurgaičio straipsnis, tai iš karto anonsuoju ir kviečiu skaityti 10-ąjį 18 amžiaus studijų tomą. Taigi, ties Vilniaus seimeliais nesustosiu. Norėsiu pasakyti tik tai, kad pavyzdžiui, Trakų vaivadijos seimeliai liudija taikų valdovo grupuotės įsitvirtinimą ir dominavimą visoje Žemaitijoje. Tiek Raseinių, Šiaulių, Telšių seimeliai praėjo ramiai, ir žinoma atliepė valdovo interesus ir tokį taikų institucijų formavimą ir taikų darbo organizavimą. Naujasis Anykščių seimelis taip pat praėjo ramiai, nedalyvaujant nė vienam iš aukštesnių pareigūnų. Gana taikiai buvo suformuotos visos renkamos institucijos. Naugarduko vaivadijoje, kurioje 4 metų Seimo darbo metu bene stipriausiai iš visų Lietuvos pavietų reiškėsi palankumas reformatorių patriotų grupuotei, bajorija gana gausiai susirinko ir padalintos Naugarduko vaivadijos centrą, kur įvyko visų 4 tipų seimeliai – deputacinis, elektinis, relektinis ir ūkinis. Seimelėje dalyvavo beveik 200 posesorių. Ir tai akivaizdu, kiek matome iš šaltinių, kad kancleriui Pliateriui pavyko sutelkti valdovo šalininkus ir įgyti persvarą prieš buvusi vietos konfederacijos maršalą Tadeušą Jablonskį. Seimelio dalyvio Haraburdo žodžiais, net nuolatinės tarybos universalas, suteikiantis pirmenybę Targovicos konfederatams, Jablonskiui negelbėjo. Maršalu tapo regalistas Vereščiaka. Vis dėlto Jablonskio grupuotė Seimelio rinkimo rezultatus užprotestavo, reikalaudama valdovo pradėti teisminį tyrimą ir neišduoti privilegijų seimelyje išrinktiems pareigūnams. Čia jau man skraidės, noriu nukelti į Brasto seimelį, bet dar sustokime ties Naugarduku. Taigi, nesigilindami į elekcinio ir deputacinio seimelio rezultatus, pastebėsime, kad svarbiausias ūkinio seimelio darbotvarkės klausimas buvo pinigų už Rusijos kariuomeniai teiktą proventą susigrąžinimas, ir mokesčių klausimai, tai yra vietos institucijų išlaikymas. Ramiai praėjo ir Slanimo seimelis, kur taip pat taikiai buvo išrinktos visos institucijos, išrinktas numatytas deputatas į tribunolą. Ir žinoma, į Stvolovičių seimelį tuo metu susirinkusi, kadangi nauja vieta, naujos institucijos, tai bajorija itin akylai stebėjo, ar visi savo kandidatūras iškėlę bajorai atitinka pareigoms keliamus reikalavimus. Ir netgi atkreipė dėmesį tai, kad 2 kandidatai tapti raštininkais neturi reikiamų posesijų bei nėra įgyję patirties valstybės tarnyboje. Todėl slapto balsavimo metu iš kandidato sąrašo buvo išbrauktas Janas Potrikovskis, tačiau paliktas Marekas Tuchanovskis, kuris sugebėjo tuo pat metu greitai pateikti seimeliui dokumentus įrodančius apie sumokėtus mokesčius. Taigi tai yra iš tikrųjų praktiškai patikrinimas dokumentų, kuris realiai vyko seimelio metu. Reliacinis Stvolovičių seimelis buvo labai trumpas. Jame dalyvavęs buvęs pasiuntinys Gardino seime ir aktyvus konfederacijos laikų veikėjas Marekas Tuchanovskis glaustai apibūdino savo veiklą Gardino seime, tačiau jokios raštiškos reliacijos žemės aktuose neaktavo. O ūkinio seimelio metu, kaip ir kitur, buvo sprendžiami susigrąžinimo už proventą ir foražą klausimai ir pavieto iždo formavimo reikalai.
Na, sumaištį tam tikrą sukėlęs Valovičiuose įpusėjus vasario 4 sesijai atvykęs taip pat buvęs pasiuntinys Seime Konfederacijos laikų veikėjas Rafalas Mitarnovskis, kuris, naudodamasis nuolatinės tarybos universalo teise į pirmumą, norėjo būti kandidatu į Valovičio maršalo postą. Tačiau Seimelio vadovybė nusprendė atsiklausti visų Seimelio dalyvių, ar sutiktų, nesilaikant Seimelio darbo reglamento, įtraukti Mitarnovskį į kandidatų sąrašą. 3 kartus balsuojant, toks pasiūlymas buvo atmestas ir vėl grįžta prie ūkinio Seimelio reikalų. Taigi balsavimo protokolai rodo, kad pavieto institucijų rinkimuose dalyvavo per 150 vietos bajorų. O dabar keliaukime į Brastos vaivadijos Seimelį, kuriame neminėdama ir trumpindama nebenoriu pasakoti visos istorijos, kaip vyko ūkinis, selekcinis Seimelis, bet sustokime prie reliacinio Seimelio, kuris gražiausiai ir akivaizdžiausiai liudija to meto bajorų pozicijas. Brastos Seimelėje dalyvavo 2 iš Gardino Seimo grįžę pasiuntiniai – vėliavininkas Bernardas Buchoveckis ir vaiskis Janas Ozemblovskis. Jie pateikė savo reliaciją, savo atsiskaitimą Seimeliui, kurie yra išlikę dokumentuose. Ir įdomu tai, kad kiekvieno iš jų įspūdžiai ir vertinimas Gardino Seimo veiklos yra visiškai kitokie. Taigi, valstybės netekti savo balsais įtvirtinę pasiuntiniai siekia ne tik pasiteisinti prieš juos delegavusi Seimelį, bet ir kiekvienas pateikė savo darbo vertinimą, įsakydami požiūrį į esamą Respublikos situaciją. Vėliavininkas Buchoveckis akcentavo, kad dėl pirmosiomis Seimo dienomis pasireiškusios prievartos nepavyko įgyvendinti Seimelių reikalavimų. Tiek dėl valstybės prerogatyvo, tiek ir dėl jos teritorijos vientisumo išsaugojimo. Jis pabrėžė, kad Seimo darbas vyko pažeidžiant visas procedūras, kurių visų išdėstyti Seimelėje susirinkusiame neleidžia net laiko stoka. Buchoveckis skeptiškai vertino ir ateities perspektyvas, pabrėždamas, jog, cituoju, jeigu jos didenybė Rusijos imperatorė nepanorės išlaikyti mums prievartą primestos ir paskutiniajame Seime ratifikuotos sąjungos sutarties, tikėtina, kad visa tauta ir visi malonybės ponai Lenkai būsime galutinai sunaikinti. Tuo tarpu vaiskis Ozemblovskis daugiau kalbėjo apie Seimo narių dėtas pastangas gelbėti valstybę, kurios dėja taip pat nebuvo sėkmingos. Spaudžiant 100-tūkstantiniai svetimos valstybės kariuomeniai, Respublika buvo padalyta. Tai buvo viena baisiausių akimirkų, kai Lenkas savo rankas suplėšė tėvynės įsčias, atnešė broliams vergiją ir gėdą savo. Taip savo dalyvavimą pačiame Gardino Seime įvertino vaiskis Janas Ozemblovskis. Ir čia jau matote ištrauką iš jo kalbos. Kita vertus, Ozemblovskis su pasididžiavimu pastebėjo, kad buvo tarp nedidelės dalies pasiuntinių, kurie priešinosi tokiai prievartai ir nepriklausė nė vienai partijai priešiškai jo tėvyniai. Po emocingos pasiuntinių reliacijos Seimelio vadovas ūkinių reikalų svarstymą atidėjo kitai dienai. Ir žinoma, kaip ir kitose Seimeliuose, taip ir Lietuvos Brastoje, toliau buvo pereita prie klausimų susijusių su ūkiniais reikalais ir kompensacijų svarstymo. Visų kitų Seimelių veikla bus tikrai aptarta spaudai rengiamame darbe, o dabar jau norėsiu apibendrinti tai, ką pasakiau. Taigi, 94 metų Seimeliuose dominavo valdovo Stanislovo Augusto šalininkai. Nepaisant Seimelio universalo nurodymo pareigūnų rinkimuose suteikti pirmenybę Targovicos konfederatams, jokių nuolaidų nei viename Seimelėje, nebent Vilniuje nebuvo, bet ir Vilniaus Seimelis skilo. Seimelių dalyviai pademonstravo aukštą parlamentinę kultūrą ir pagarbą įstatymams. Naujuose vaivadijų centruose buvo ne tik griežtai laikomas įstatymų, bet ir detaliai raštu fiksuojamos visos procedūros. Tai yra tiesiog einama pagal įstatymo raidę. Turimi duomenys apie reliacinius seimelius mums rodo, kad buvę Gardino Seimo pasiuntiniai iš tiesų giliai asmeniškai išgyveno dalyvavimą valstybės padalijimo įteisinimo procese.
o nesilaikymą instrukcijose įrašytų valstybės teritorijos vientisumo reikalavimų grindė svetimųjų prievartą, akcentuodami būtent prievartinį Gardino Seimo posėdį ir tuose reliacijose iš tikrųjų tai yra labai detalizuojama. Na ir tik tai vienoje, mano jau cituotoje reliacijoje buvo išreikštas atviras raginimas nesipriešinti okupacijai, nes bus valstybė apskritai sunaikinta. Ūkiniuose seimeliuose daugiausia dėmesio buvo skiriama kompensacijų už Rusijos kariuomeniai suteiktą maistą ir pašarus susigrąžinimui, pavieto darbo organizavimas, institucijų kūrimas, jų funkcionavimo užtikrinimo klausimai ir pradėtos kaupti lėšos per 2 metus privalomės pasistatyti kanceliarijos archyvo pastatams bei kitiems savivaldos infrastruktūros objektams. Na ir manau, kad medžiaga, kurią turime iš 1794 metų vasario seimelių, mums rodo bajorijos pastangą susigrąžinti stabilumą, užtikrinti bajoriškos savivaldos institucijų funkcionavimą, rodo lojalumą valdovui, o kartu tą gilų nepasitenkinimą svetimųjų diktatų, kuris ir atves jau netrukus į sukilimo gretas. Ačiū uždėmesį. Dėkojame Ramunei už tokį visuminį sukiliminio laikotarpio seimelio vaizdą, vis pasipildo naujais duomenimis, tai lauksim monografijos pasirodant. Na ir kviesime profesorių daktarą Virgilijų Pugačiauską, Lietuvos istorijos institutas, paskutiniam šios dienos pranešimui. Paskutinis Vilniaus vaitas, Nikodemas Pšemenieckis, tarp tarnybos ir verslo. Prašau. Ačiū. Paskutiniam būna arba viskas, arba nieko. Tai man nebeliko nieko. Laikas baigėsi. Gerbiami kolegos, jeigu pastebėjote, mes labai organiškai šiandieną pradėjom nuo kandidatų į karalius, nuo karalių, aristokratų, dvasininkijos ir užbaigsim šiuo atveju miestiečių, trečio luomo atstovo ir pasižiūrėsime, kokios jo buvo elgsenos tai sudėtingų istorijos laikotarpiu. Taigi, Vilniaus miesto magistrate 18 amžiaus paskutinis dešimtmetis tebedominavo pirkliai, kurie sudarė miestiečių elito branduolį. Nikodemą Pšemenieckį galima laikyti vienu iš ryškiausių to laikotarpio miestiečių dėl pasiektos municipalinės karjeros, nuo suolininko iki vaito ir stambaus pirklio veiklos. Taigi, Vilniaus istorijos studijose iki šiol akivaizdžiai pasigendama personalijų kaip istorijos veikėjų tyrimų, taigi mano pranešimo tikslu derėtų laikyti Pšemenieckio, vaito ir pirklio veiklas, jų suderinamumo kontekstą, atkreipiant dėmesį į istorinio veikėjo laikysenas laikotarpiu pažymėto abiejų tautų respublikos vykusiomis reformomis ir Rusijos imperijos inspiruotom radikaliom geopolitiniam permainom. Nikodemas gimė turtingoje Vilniaus miestiečių šeimoje, turinčioje brangų nekilnojamąjį turtą mieste, kuris vėliau paveldėjo iš savo tėvo Pranciškaus. Čia reikėtų pastebėti, kad Nikodemą būtų galima apibūdinti ne tik kaip žmogų gebantį pasinaudoti tėvo padėtimi ir ryšiais, bet ir kaip aktyvų, ambicingą, turinti organizacinių gebėjimų ir noro disponuoti valdžia. Tai liudija jo tolimesni biografijos faktai, tiksliau sakant, siekis daryti municipalinę karjerą. Sulaukęs vos 18 metų Nikodemas išrinkamas suolininku, po to, po 3 metų jau tapo tarėju ir būdamas tarėju jis buvo netgi 10-metį būdamas tarėju, jis netgi 5 kartus išrinkamas metinių tarėjų. Taigi tas dažnas buvimas metinių tarėjų liudijo Pšemenieckio pastangas aktyviai spręsti miesto administravimo problemas ir tuo pačiu dalyvauti teismo posėdžiuose, sprendžiant civilinės bylas. Tai reiškia, kad vykdymas daugiafunkcinės pareigas, pareigūnas darbavosi intensyviai ir kryptingai, įgydamas reikiamas kompetencijas. Akivaizdu, kad Pšemenieckis tarnystę derino su verslo interesais ir tai buvo įprastiniai pirklių užimančių pareigas magistrate praktika. Apie pirklio veikimą šiame laikotarpyje žinome nedaug.
Pavyzdžiui, 1772 metais Pirklys magistratui Rusijos kariuomenės mieste išlaikymui paskolino 6 000 auksinų su 7% metinėmis palūkanomis, o kaip užstatą papildomai gavo miesto palivarką. Tai liudija, kad tuo metu jau Pšemeneckis turėjo pakankamai kapitalo ne tik prekybos plėtrai, bet ir finansinėms operacijoms. Kitas pavyzdys, tai Pšemeneckis nuolatos laidavo už atvykėlius, norinčius įsirašyti į Vilniaus miestiečių sąrašus, kurių daugumą sudarė iš Varmijos kunigaikštystės, Vienos, Torunės, daugiausiai iš Prūsijos gyventojai ir vos keletas iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių. Tai yra amatininkai, pirkliai, vaistininkas. Jau po staigios municipalinės karjeros jis 1751 metais išrinktas burmistru ir vėlgi iškart tapo metiniu burmistru, sekančių metų kadencijai, ir tas funkcijas vykdė su 1-2 metų pertrauka. 1774 metų metai burmistrui taip pat buvo sėkmingai, jis tapo karaliaus tarėju, o taip pat išrenkamas atstovauti magistratą Seime Varšuvoje. Taigi ši visuomeninės tarnystės magistrato istorija parodo Pšemeneckį kaip vieną aktyviausių savivaldos pareigūnų vykdžiusių visas burmistrams priskirtas funkcijas. Tuo pačiu verslo reikalai taip pat nebuvo pamiršti, kas kart išvykdavo įvairios trukmės, dažnai keliems mėnesiams kelionę su magistrato leidimu. Ilgiausias tarnystės miestui laikotarpiu siejasi su vaito pareigybėmis. Tai vaito pareigybėse jis išbuvo 28 metus ir jo pareigybę tą laikotarpį galima padalinti į 3 etapus, žymančius tam tikrus esminius pokyčius pareigūno tarnystėje. Tai yra pirmas – vaitystės tradicijos išlaikymas, tai 1780-1788. Antras – vaito požiūris į 4 metų Seimo inspiruotą miestų reformą 1789-1794. Ir trečias – liudijantis vaito karjeros pabaigą ir formalų lojalumą Rusijos valdžiai, tai 1795-1808. Taigi, be teisminių vaito funkcijų pirmoje kadencijoje Pšemeneckis, kaip ir jo pirmtakas, pirmininkavo magistrato rinkiminėse ir kitose sesijose, tebevykdė reprezentacinę funkciją. Ir akivaizdu, kad šiame laikotarpyje Pšemeneckis vykdė įprastinės vaitui priskirtas funkcijas savivaldoje. Jo būta plataus akiračio ir interesų, apie tai liudija tai, kad 1786 metais jis bendradarbiavo su Varšuvoje leidžiamo Dzenik Handliovai žurnalo redakcija, nuolatos siųsdama žinias apie prekių kainas Vilniaus turguose ir jį prenumeravo. Taigi Pirklį domino ne tik miesto, bet ir valstybės ūkinė bei prekybinė konjunktūra. Tolesniai Pšemeneckio vaikystėje įtaką darė 4 metų Seime inspiruotos diskusijos dėl miestiečių ir miesto reformų projektų, o vėliau ir gegužės 3-osios konstitucijos. Taigi pasižiūrėkime, ar Vilniaus miesto vaitas buvo už ar prieš reformas. Atstovų į pirmąjį suvažiavimą magistrate buvo renkamas ne vaitas, bet burmistras Danielis Talonskas Paškevičius. Lietuvos miestų delegatai pateikė atskirą prašymą Seimui, kurį istorikas Liudas Glemža vertino kaip bendrą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų programą. Jo manymu šiame dokumente miestai nekėlė radikalių reikalavimų, tačiau susitelkė į magistrato valdžios reikalus, o tiksliau sakant, į galių išplėtimą. Tikėtina, kad parengiant šį dokumentą dalyvavo ir miesto svarbiausias pareigūnas Vaitas, kadangi viename iš prašymų buvo prašoma patikslinti, kada teisiant miestiečių luomą vadovautis Lietuvos statutu, o kada Magdeburgo teise. 1789 Vaitas vis dėlto išrenkamas į 3-ąjį miestiečių suvažiavimą Varšuvoje vietoj susirgusio burmistro Paškevičiaus. Šiuo atveju Vilniaus miestiečių luomą atstovavo ne tik Vaitas, bet ir asmenys išrinkti Pirklių rūmų, tai yra burmistras Jonas Mileris ir prisiekusių bendruomenės amatininkas Gontvidas Hanas. Tai reiškia, kad miestiečių bendruomenės papildomai rūpinasi savo interesais, nepaisant Vaito atstovavimo. Varšuvos rotušėje Vaitas pasirašė kartu su kitais atstovais miestų susivienimo aktą, kuriame vienas iš centrinių teiginių buvo su miesto bendromis pastangomis
prašant karalių ir Seimą išsaugoti miestams ir jo gyventojams tarnaujančias teisės ir privilegijas. Tačiau to nepakako. Pasirašę memorialą, minėti atstovai parengė atskirą Vilniaus miesto prašymą karaliui ir Seimui, kuriame vėlgi išreiškė tikėjimą, kad bus, cituoju, patvirtinta tai, ką jau turime, citatos pabaiga. Taigi Vilniaus vaitas ir magistrato pareigūnai labiausiai siekia, kad Seimas pirmiausiai patvirtintų turimas teisės ir privilegijas. Tolesni vaito veiksmai realizuojant miestų reformas liudijo, kad jį galima laikyti šalininko politikos, siekiančios labiau išsaugoti senasias privilegijas, užtikrinančias luominę, bet ne teritorinę savivaldos sampratą. Tai liudija miesto deputatų rinkimai į miestų apygardų suvažiavimą, kurie turėjo būti pagal miestų vidaus organizacijos įstatymo nuostatas, suteikiančias teisę dalyvauti visiems miesto posesoriams sulaukusiems 18 metų. Tai kitaip sakant, keičiasi rinkimų tvarka į magistratą ir visiems nepriklausomai nuo jų luomenio atstovavimo suteikta teisė dalyvauti rinkimuose. Tai Vaitui ne visiškai tiko ir patiko, todėl pirmiausia, jis į rinkimų procesą neįtraukė prisiekusių bendruomenės ir kitų miestiečių luomo atstovų. Savo ruožtų nesilaikydamas rinkimų procedūros išrinko naujus suolininkus. Vilniaus bajorų priėmusių miestiečių teisės taip pat netenkino Vaito sprendimai, todėl jie apskundė rinkimų tvarką ir procedūrą. Miesto įstatymo ir kiti po to priimti teisės aktai inspiravo pirmosius pokyčius Vilniaus savivaldoje. Kaip žinoma, 1791-92 metais Vilniuje prisiekė ir pasižadėjo laikytis miesto įstatymų apie 300 bajorų. 1792 metų balandžio rinkimuose išrenkama nauja miesto valdžia, atsižvelgiant į naujus pokyčius. Taigi miestiečių teisės įgyję bajorai užėmė pagrindinės vietas – prezidento, viceprezidento, tarėjų, magistrato raštininkų, o dauguma buvusių miesto pareigūnų nepateko į naują savivaldą. Pšemeneckiui, kaip ir daugeliu iki tol buvusių magistrato pareigūnų, nepavyko prisitaikyti prie miestų reformos inspiruotos naujos situacijos. Tiesa, senajame elitui pavyko trumpam sugrįžti į valdžią, remiantis Gardinos Seimo priimtų miestų įstatymų. 1794 m. kovo 4 dienos rinkimuose Pšemeneckis išrenkamas miesto prezidentu kartu su buvusiais pareigūnais ir tiesiogiai ėmėsi vadovauti taip vadinamam ekonomikos policijos magistratui. Tačiau prasidėjus Tado Kosciuškos sukilimui, į miesto prezidento pareigą sugrįžta Antanas Tyzenhauzas su buvusia sudėtim senąją 1792 metų. Pšemeneckis vėl nustumiamas nuo valdžios, tačiau įtraukiamas į iždo deputacijos sudėtį eilinio nario pareigose, kaip Vaitui tai yra akivaizdus pažeminimas. Vaito pareigų vykdymas buvo tampriai susijęs su pirklio veikla, apie kurią galima spręsti remiantis dėja tik dviem faktais, tačiau pakankamai iškalbingais. 1790 Pšemeneckį rekomendavus bajorams ir pasiuntiniams į Seimą, karalius Stanislovas Augustas nobilitavo už prekybos plėtojimą. Antras, Vilniaus pirklių ir burmistrui Juozapatui Minkevičiui Vaitas buvo paskolinas grynųjų pinigų ir prekių. Mirus burmistrui ir žmonai, Vaitas siekė atgauti lėšas ir teismas priteisė sumokėti kreditoriui 54 auksinus už 2 statinės angliško alaus ir 220 auksinų už geležinius daiktus. Matyt, paskolintų pinigų suma buvo didelė, kad kaip kreditorius reiškia pretenzijas teisme į mirusio nekilnojamąją turtą. Tiesa, pirklys tuo pačiu metu vertėsi ir nekilnojamo turto pardavimu. Taigi, iš esmės, Vaitas sėkmingai toliau plėtojo prekybinę ir finansinę veiklą. Ir trečiasis etapas susijęs su, paskutinis etapas su, kuriame Pšemeneckis radikaliai keitė požiūrį į tarnystę ir prioritetą atidavė prekybai. 1794 metais 14 dieną Šventųjų Jonų bažnyčioje magistratas, pirklių rūmai, miesto gyventojai priesaikos aktą pasirašė Rusijos imperatorieniai. Pirmas aktą pasirašė kažkodėl tai tarėjas Gotfrydas Ganas, paskutinis Vilniaus miesto prezidentas Pšemeneckis.
Sekančiais metais aktyvi Pšemeneskio veikla pastebima jau kaip pirklio. Jis įsirašo pirmą gildiją, kuri liūdėjo, kad jis prekiavo vietinėmis ir užsienio prekėmis, vynu, metalu, druska, silke, eksportavo laivas prekes į karaliaučių. Jo vidaus prekybos apyvarta siekia 16 000 rublių sidabrų, o su užsienio ir Rusijos kitais metais 15 000 sidabrų. Pagal šios rodiklius jis buvo vienas iš stambiausių Vilniaus pirklių. Tokios prekybos apimtys reikalavo nuolatinio administravimo ir laiko sąnaudų, todėl derinti su vaito pareigomis darėsi vis sunkiau. Tačiau esminė įtaka jo elgesiui darė tai, kad keitėsi situacija ir pačioje savivaldoje. Rusijos valdžia sugrąžino iki reformų savivaldoje egzistavusią senąją tvarką, tačiau magistratas per trumpą laiką buvo įkorporuotas į gubernijos valdžios struktūrą, paverčiant ją vykdomąją instituciją, tai iš esmės palėtė ir vaito darbinę aplinką. Vaitui nesunku buvo suprasti naujosios biurokratinės tvarkos esminius principus, kurie ribojo laisvą veikimą. Rusų valdininkai kišosi į teismo darbą, reikalavo teikti nuolatinės ataskaitas ir nevilkinti bylų. Teismo pareigūnui, besivadovaujančiam senosiomis tradicijomis, kurios užtikrino veiksmų laisvę, tokia situacija buvo akivaizdžiai nepriimtina greičiausiai, todėl tiesa, jis neatsisakė pareigų, tačiau palaipsniui nusišalino nuo pirmininkavimo teismo posėdžiams, įprastai nuolatos pakeisdavo burmistrai. Taip, kone dešimtmetį Pšemeneskui pavyko, ignoruojant pareigų vykdymą, išlikti jose nesulaukiant rusų valdžios reakcijos. Klausimas, kodėl? Šiuo atveju matyt vaitą gelbėjo tam tikri sprendimai, palaikantis gerus santykius su rusų valdininkais, kaip antai vienas iš jų 1000 rublių labdara miesto policijos išlaikymui. Taigi, keletą išvadų. Vienas iš ryškiausių Vilniaus valdančiojo elito atstovų Vaitas ir pirklys Nikodemas Pšemeneskis gyveno politinių pokyčių ir luominių struktūrų pertvarkos laikotarpiu. Turėdamas geras startinės pozicijas, veikdamas kryptingai ir aktyviai, sugebėjo suderinti dvi skirtingas veiklas. Tai yra tarnystė savivaldoje, kaip aukštesnės padėties stipriai hierarchizuoti luominėje visuomenėje ženklą ir pirklio amatą tarnavusį pagrindinių pragyvenimo šaltinių. Pasiekęs municipalinės karjeros ir verslo aukštumas, Vaitas siekia išlaikyti privilegijuotą padėtį, nepriklausomai nuo politinės konjunktūros pokyčių. Galima sakyti, kad Vaitas dalyvaudamas miestų reformų procese siekia ginti savo personalinius interesus, palaikydamas tik minimalistinius pokyčius, kurie nepažeistų jo kaip pareigūno galių. Nepaisant turėto statuso, asmeninių ryšių magistrate ir pastangų, vis dėlto Vaitas pralaimėjo konkurencinėje kovoje. Susidūręs su Rusijos imperijos valdžios įgyvendintų pokyčių savivaldoje, Pšemeneskis pademonstravo eilinį kartą, galima sakyti, gebėjimą prisitaikyti naujoje priešiškoje politinėje aplinkoje, demonstruojant, aš pridėčiau prie lojalistinę, formalią lojalistinę laikyseną Rusijos imperijos valdžios atžvilgių. Jis saugojo status quo savivaldoje, palaikė gerus santykius su magistratu ir susikoncentravo ties pirklystę. Taigi, iš esmės, Vaitas užėmė pasyvaus pareigūno poziciją, o kone vieninteliu interesu išliko asmeninis turto ir verslo saugumas. Ačiū uždėmesį. Tokį taupų požiūrį į laiką mūsų problemišką. Tai keletą minučių lyg ir turim dar po vieną klausimėlį, nors be 15. Tai yra galimybė dar po klausimą ar po vieną klausimą? Kas turėtų po aktualų klausimą? Prašau, Lina. Trumpa. Ramunės, tai norėjau paklausti, ar buvo kažkokių rimtų konfliktų, jeigu ant tiek skiriasi, pavyzdžiui, požiūris jų, pavyzdžiui, ir Rusijos imperija, ar kažkokia buvo konfliktinių situacijų? Ačiū, Lina, už klausimą. Konfliktų buvo. Gardine priėjo iki muštynių ir paskui bylos dėl asmens ir orumo įžeidimo ir kaip sakyt, tvoros tų
kuolų ar štankėtų, kaip mes juos pavadinsim, laužimo, akmenimis mėtymo ir viso, po seimelio darbo, kada grupuotės nesutarė dėl rinkimo rezultatų. Bet tai yra tipiniai tradiciniai dalykai, kurie sieja visus kitus seimelius. Kada yra išrenkamas priešiškas kandidatas, ne tos grupuotės, tada oponentams kliūna ir panašiai. Tokių nesutarimų yra buvę, yra tiesiog protestacijos dėl tam tikrų procedūrinių pažeidimų ir iš tikrųjų tokių mes seimelių turėjom. Kiek tai yra ideologinė kova būtent tarp, sakykime, tokių lojalių jau tai naujai tvarkai, ar sunku pasakyti. Man šituose 94 metų seimeliuose įdomiausias aspektas buvo tie reliaciniai seimeliai, ypač ten, kur yra aktuoti visi, tos visos reliacijos, patys tekstai, kur buvęs Seimo narys, pateikia savo asmeninę refleksiją apie tai, kodėl taip elgiasi, kas buvo ir ką jisai tiesiog pristato. Tai tie dokumentai, mano supratimu, geriausiai atspindi tikrą padėtį ir tikrą suvokimą, kaip ir korespondencija. Būtent Pliateriui siunčiami laiškai, kurie yra išlikę labai tikrai gražiai, taip padėnių ir iš praktiškai visos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, jie net yra su paties kanclerio parašymu, iš kokio seimelio tai atkeliavo. Tai tikrai liudijimas iš vidaus ir mes tikrai turime daug tokios medžiagos, kuri gali papasakoti, ir kas dėjosi, pavyzdžiui, Daugeliškėje, kur jau buvo visi namai rezervuoti, dvaras vienam užsakytas, ten austerija kitiem rezervuoti nakvynį ir taip toliau, staiga nuolatinė taryba priima sprendimą, kad seimelis vyks Švenčionyse. Tai irgi visa logistika ir visi kiti dalykai, tas iš vidaus žiūrėjimas, kaip funkcionuoja valstybė, yra iš tikrųjų įdomus ir kiek pavyks tą medžiagą valdyti, tai, manau, toks darbas apie Lietuvą iki sukilimo, jis turėtų pasirodyti. O Ramune, tavo minėti seimelių dalyvių tos kalbos, ar seimelių dokumentuose fiksuojama, ar atskirais dokumentais yra, nes tos seimelių dalyvių kalbos tokios retos yra pakankamai. Taip, tai būtent turime tokį autentišką dalyką, turim naujai suformuotus pavietų centrus. Ir kadangi susikūrė naujas seimelis, nauja institucija, tai tų naujų seimelių dalyviai taip viską kruopščiai fiksavo, registravo. Baltarusijos nacionaliniam istorijos archyve yra išlikę tiesiog bylos netgi su balsavimo biuleteniais. Tai yra visas tie brūkšniukai, visa dokumentacija sudėta, net visa tai užfiksuota, kas rodo seimelio darbą. Ir žinoma yra įrašyta į aktų knygas tos reliacijos, tai kuriomis rėmiausi, tai jos yra įrašyto. Ir džiaugiuosi, kad buvo laikas, kai dar spėjau tą medžiagą susirinkti. Tai tiek.